Ryšiai tarp klasių, angliškai relationships, yra vienas svarbiausių aspektų projektuojant sistemas ir naudojant objektinį programavimą. Jie apibrėžia, kaip klasės sąveikauja tarpusavyje. Ryšiai padeda ne tik modeliuoti realaus pasaulio situacijas, bet ir užtikrina, kad sistemos būtų logiškai susietos ir lengvai prižiūrimos. UML klasių diagramoje yra 6 pagrindiniai ryšių tipai. Tai asociacija, paveldėjimas, realizacija, priklausomybė, agregacija ir kompozicija. Kiekvienas šių tipų turi savo paskirtį ir savybės. Panagrinėkime kiekvieną. Asociacijos yra ryšiai tarp klasių UML diagramoje, kurie parodo, kaip vienos klasės yra susijusios su kitomis. UML diagramose jos vaizduojamos ištisinė linija jungiančia klases. Pavyzdžiui, diagramoje matome asociaciją tarp klasių knyga, angliškai book, ir autorius, angliškai author. Ši asociacija nurodo, kad knygos gali būti rašomos autorių, o autoriai gali būti knygų kūrėjai. Asociacijos linijos viduryje matome pavadinimą. Pavadinimui dažniausiai naudojamas veiksmažodis arba veiksmažodžių junginys, kuris atspindi ryšio prasmę realiame pasaulyje. Pavadinimas yra neprivalomas. Papildomai prie pavadinimo arba vietoj jo gali būti pridėtas mažas pilkas trikampis, kuris nurodo asociacijos galų tvarką. Trikampis nurodo kryptį linijos atžvilgių į paskutinį asociacijos galą. Šis žymėjimas taip pat reiškia, kad asociaciją reikia skaityti nuo pirmo galo link paskutinio. Toks būdas leidžia aiškiai suprasti asociacijos interpretaciją ir kryptį, ypač esant sudėtingoms klasių sąveikoms. Asociacijos galuose matome užrašytas roles. Jos aprašo, kokį vaidmenį viena klasė atlieka kitos klasės atžvilgių asociacijoje. Pavyzdžiui, rolė parašyta kieno, angliškai written by, nurodo, kad klasė knyga yra susijusi su klase autorius kaip autoriaus kūrinys. Tuo tarpu rolė kūrėjas ko, angliškai creator of, parodo, kad klasė autorius yra susijusi su klasė knyga kaip kūrėjas. Rolės aprašymas taip pat yra neprivalomas, tačiau jisai labai naudingas sudėtingesnėse sistemose, nes suteikia aiškumo ir padeda tiksliau apibrėžti klasių ryšių semantiką. Be rolių asociacijos galuose gali, bet neprivalo būti pateikiamas ir multiplikatorius, kuris apibrėžia, kiek objektų iš vienos klasės gali būti susijęta su objektais iš kitos klasės. Multiplikatorius užrašomas formatu, kuris nurodo minimalę ir maksimalę galimų ryšių ribą. Pavyzdžiui, multiplikatorius 0 arba daug prie klasės knyga nurodo, kad viena knyga gali neturėti autorių arba jų turėti daug. Multiplikatorius 1 arba daug prie klasės autorius rodo, kad kiekvienas autorius privalo būti susijęs bent su viena knyga, tačiau gali būti susijęs ir su daugiau knygų. Panagrinėkime įvairias multiplikatorių variacijas. Tiksliai 1. Kiekvienas klasės objektas privalo turėti tiksliai vieną susijusią objektą kitoje klasėje. 0 arba 1. Klasės objektas gali neturėti ryšių su kitu objektu arba turėti tik vieną ryšį. Nuo 0 iki 5. Klasės objektas gali neturėti ryšių, bet gali turėti nedaugiau kaip 5 ryšius. 0 arba daug. Klasės objektas gali neturėti ryšių arba gali turėti neribotą jų skaičių. 1 arba daug. Klasės objektas privalo turėti bent vieną ryšį, tačiau gali turėti ir neribotą jų skaičių. 0 arba nuo 5 iki 10. Klasės objektas gali neturėti ryšių arba turi turėti nuo 5 iki 10 ryšių. Išskirtinis ryšio tipas tarp klasių yra daug su daug, angliškai many-to-many relationship. Tai toks asociacijos tipas, kuris naudojamas tada, kai vienos klasės daug objektų gali būti susijęta su daugybė kitos klasės objektų. Nors UML klasių diagramoje tokią asociaciją galima pavaizduoti tiesiog abiejose galuose nurodant daug multiplikatorius, tačiau realiuose duomenų struktūrose dažniausiai naudojama tarpinė klasė. Ši klasė leidžia efektyviau valdyti ryšį daug su daug tarp dviejų klasių, nes tiesiogiai įgyvendinti daug su daug gali būti sudėtinga tiek techniškai, tiek logiškai. Asociacijos linija gali turėti kryptį,
kuri nurodo, kaip ir kuria kryptimi galima pasiekti vienos klasės objektus iš kitos klasės objektų. Kryptis UML diagramose apibrėžiama naudojant navigacijos tipus. Galimi navigacijos tipai yra neprašyta navigacija, angliškai unspecified navigatability, naviguojama, angliškai navigatable, ir nenaviguojama, angliškai not navigatable. Pavyzdžiui, ryšio kryptis tarp knygos, angliškai book, ir autorius, angliškai author klasių yra neprašyta, nes linijos galuose nėra rodiklių ir perbraukimų. Panagrinėkime įvairias asociacijos krypčių variacijas. Abu asociacijos galai turi neprašytą navigaciją. Šiuo atveju nei vienas klasės galas neturi rodiklės, todėl kryptis yra neapibrėžta. Tai reiškia, kad nėra aišku, ar viena klasė gali pasiekti kitą. Ir toks ryšys dažniausiai naudojamas ankstyvoje projektavimo stadijoje, kai navigacijos logika dar nėra žinoma. A turi neprašytą navigaciją, o B yra naviguojama iš A. Ši situacija reiškia, kad A klasė gali pasiekti B klasės objektus, rodiklė nurodyta link B, tačiau priešinga kryptimi navigacija nėra apibrėžta. Tai dažnai naudojama, kai sąveika reikalinga tik viena kryptimi. A nėra naviguojama iš B, o B turi neprašytą navigaciją. Šiuo atveju linija link A turi būti perbraukta, kad parodytų, jog B klasė negali pasiekti A klasės objektų. A klasės navigacija iš B pusės lieka neapibrėžta. A nėra naviguojama iš B, tačiau B yra naviguojama iš A. Linija link A yra perbraukta, o link B yra rodiklė. Tai rodo, kad navigacija galima tik viena kryptimi iš A į B, o priešinga kryptimi navigacija nėra leidžiama. A yra naviguojama iš B, o B yra naviguojama iš A. Abiejų klasių galuose yra rodiklės, todėl navigacija yra dvikryptė. Tai reiškia, kad A klasė gali pasiekti B objektus, o B klasė taip pat gali pasiekti A objektus. Šis ryšys naudojamas, kai klasių sąveika yra abipusė. A nėra naviguojama iš B ir B nėra naviguojama iš A. Linija tarp klasių yra perbraukta iš abiejų galų, parodydama, kad navigacija neleidžiama nei viena, nei kita kryptimi. Ryšys egzistuoja tik modelyje, bet nėra tiesioginės prieigos tarp klasių. Paveldėjimas, angliškai inheritance, yra objektinio programavimo principas, leidžiantis vienai klasiai, išvestiniai klasiai, priimti savybės ir metodus iš kitos klasės, bazinės klasės. UML klasių diagramose toks ryšys vadinamas generalizacija, angliškai generalization. Generalizacija vaizduojama uždaro rodiklė nukreipta į bazinę klasę. Pavyzdžiui, šioje diagramoje bazinė klasė mokėjimas, angliškai payment, apibrėžia bendrą visų mokėjimų tipų atributą suma, angliškai amount. Tokios kaip mokėjimas grynais, angliškai cash payment, bankinis pavadinimas, angliškai bank transfer, ar mokėjimas kortele, angliškai card payment, paveldi šią savybę ir gali ją naudoti. Paveldėjimas padeda struktūrizuoti sistemas, sumažina kodų dubliavimą ir užtikrina, kad bendra logika būtų bazinėje klasėje, o specifinė logika būtų apibrėžta tik konkrečiose išvestinėse klasėse. Svarbu pabrėžti tai, kad paveldėjimas neturi būti per gilus, nes pernelyg didelė paveldėjimo hierarchija gali apsunkinti sistemos supratimą, palaikymą ir plėtrą. Praktikoje rekomenduojamas paveldėjimo gylis yra 2-3 lygiai. Realizacija, angliškai realization, UML diagramose yra ryšys rodantis, kad tam tikra klasė įgyvendina vieną ar daugiau sąsajų, angliškai interfaces. Sąsaja apibrėžia klasės išorinį kontraktą, viešų atributų ir operacijų rinkinį, kurį klasė privalo įgyvendinti. Svarbu pabrėžti, kad pati sąsaja neturi jokios tiesioginės įgyvendinimo logikos, tik aprašo, kas turi būti klasėje. UML klasių diagramoje realizacija vaizduojama brūkšninė linija su uždara rodiklė nukreipta į sąsają. Pavyzdžiui, diagramoje matome, kad klasė knyga, angliškai book,
realizuoja dvi sąsajas. Ieškoma, angliškai searchable, sąsaja, kuri apibrėžia funkcionalumą susijusi su objektų paieška. Ir parduodama, angliškai sellable, sąsaja, kuri apibrėžia operacijas susijusias su pardavimo logika, skaičiuoti kainą, angliškai calculate price, ir pritaikyti nuolaidą, angliškai apply discount. Ši sąsaja nurodo, kad klasėje knyga privalo būti operacijos, skaičiuoti kainą ir pritaikyti nuolaidą. Priklausomybė, angliškai dependency, UML diagramose yra ryšys tarp dviejų klasių, kuris parodo, kad viena klasė priklauso nuo kitos. Tai reiškia, kad pirmosios klasės veikimas gali keistis, jei pasikeičia antrosios klasės veikimas. Tačiau šis ryšys nėra abipusės. A klasė priklauso nuo B klasės, bet ne atvirkščiai. Priklausomybė UML klasių diagramoje vaizduojama brūkšninė linija su atvira rodiklė nukreipta į klasę, nuo kurios priklausoma. Panagrinėkime, kur priklausomybės ryšys gali būti panaudojamas praktikoje. Jei klasė naudoja kitą klasę kaip kompleksinį duomenų tipą, tai yra priklausomybės ryšys. Kai laikinai naudojami objektai tam tikrai operacijai atlikti, čia naudojamas priklausomybės ryšys su stereotipu use. Pavyzdžiui, book naudoja text formatter, kad laikinai pritaikytų formatą. Kai kviečia kitos klasės operaciją, čia naudojamas stereotipas call. Pavyzdžiui, book iškviečia klasėje printer esančią start printing operaciją. Kai nurodo, kad viena klasė sukuria kitos klasės objektą, šiai priklausomybėje aprašyti naudojamas stereotipas create. Pavyzdžiui, book klasė sukuria printer objektą spausdinimui. Kai nurodo, kad viena klasė priklauso nuo kitos, nes naudoja ją kaip metodo parametrą, šiai priklausomybėje aprašyti naudojamas stereotipas parameter. Pavyzdžiui, metodas generate formatted text naudoja formatter kaip parametrą. Kai nurodo, kad viena klasė siunčia žinutę, pavyzdžiui, įvykį ar duomenis kitai klasiai. Šiai priklausomybėje aprašyti naudojamas stereotipas send. Pavyzdžiui, book siunčia pranešimą notification services apie naują leidimą. Agregacija, angliškai aggregation, yra UML klasių diagramose naudojamas ryšys, kuris parodo, kad viena klasė sudaro kitos klasės dalį. Tai yra silpnas asociacijos tipas, kuriame dalies objektas gali egzistuoti nepriklausomai nuo visumos objekto. Kitaip tariant, agregacija nurodo, kad visuma, angliškai whole, ir dalys, angliškai parts, yra tarpusavėje susijęs, tačiau nei viena jų nėra tiesiogiai priklausoma nuo kitos gyvavimo ciklo. UML diagramose agregacija vaizduojama kaip tiesi linija su tuščiu rombu ties visumos klase. Pavyzdžiui, klasė biblioteka, angliškai library, gali turėti ryšį su klase knyga, angliškai book, per agregaciją. Tai reiškia, kad biblioteka sudaryta iš knygų, tačiau knygos gali egzistuoti ir nepriklausomai nuo bibliotekos. Pavyzdžiui, būti paskolintos ar priklausyti kitai bibliotekai. Ši priklausomybė yra pagrindinis agregacijos bruožas. Multiplikatorius nulis arba daug esantis ryšio gale šalia knygos klasės reiškia, kad gali egzistuoti situacija, kai bibliotekoje nėra nei vienos knygos arba gali turėti daugybę knygų. Tuo pačiu multiplikatorius vienetas esantis prie bibliotekos klasės nurodo, kad kiekviena knyga turi būti susijęta su bent viena konkrečia biblioteka. Svarbu suprasti, kad agregacija yra specifinis ryšio tipas su papildoma prasme, kuri pateikia visumą dalis logiką. Tuo skiriasi nuo asociacijos viena su daug, kuri nurodo tik kiekybinį santykį, bet neturi visumos ir jos dalių interpretacijos. Praktikoje tai reiškia, kad pavyzdžiui duomenų bazėje, naikinant bibliotekos įrašą, nereikia naikinti susijusių knygų įrašų. Tai reiškia, kad nereikia naudoti kaskadinio, angliškai cascading, naikinimo mechanizmo, nes knygos egzistuoja savarankiškai ir nepriklauso nuo bibliotekos gyvenimo ciklo. Kompozicija, angliškai composition, yra UML klasių diagramose naudojamas ryšys, kuris parodo stiprią visumos dalių sąsają tarp klasių. Tai yra stipresnė asociacijos forma nei agregacija. Kompozicijoje dalis negali egzistuoti nepriklausomai nuo visumos. Jų gyvenimo ciklai yra neatsiejami. UML diagramose kompozicija vaizduojama kaip tiesi linija su užpildytu rombu, nukreiptu į visumą.
Pavyzdžiui, klasė knyga angliškai book gali turėti ryšį su klase skyrius angliškai chapter per kompoziciją. Tai reiškia, kad kiekviena knyga susideda iš skyrių, tačiau skyrius negali egzistuoti savarankiškai be knygos. Jei knyga sunaikinama, visi jos skyriai taip pat sunaikinami kartu su ja. Praktikoje tai reiškia, kad pavyzdžiui, duomenų bazėje naikinant knygos įrašą, visi su ją susiję skyrių įrašai taip pat turi būti automatiškai sunaikinami. Šis procesas dažnai įgyvendinamas naudojant kaskadinį, angliškai cascading naikinimą.